Įsivaizduokite akimirką, kai stovite ant bedugnės krašto, po jūsų kojomis 100 metrų tuštumos. Jūsų širdis plaka taip stipriai, jog girdite ją savo ausyse. Vienas žingsnis skiria jūs nuo saugaus pagrindo ir visiško chaoso. Tai nėra tiesiog parašiutizmas, tai base šuoliai, pavojingiausia sporto šaka pasaulyje, kurioje klaidos kaina beveik visada yra mirtis. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą, kur šiandieną jūs supažindinsiu su pačia pavojingiausia sporto šaka pasaulyje, taip vadinamu base šuoliu. Apžvelgsime viską, nuo pirmųjų pionierių iki tragiškiausių įvykių, kurie sukrėtė šią bendruomenę. Tad jei norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir palikti raktinį žodį noriu. O dabar gero žiūrėjimo. Kas yra base? Pirmiausia, išsiaiškinkime, ką reiškia šis akronimas. Base sudaro 4 angliški žodžiai, nurodantis objektus, nuo kurių šokama. B. Pastatai. A. Antenos bokštai. S. Tiltai arkos. E. Žemė, uolos, skardžiai. Skirtingai nei šokant iš lėktuvo, čia nėra atsarginio parašiuto. Dažniausiai tam tiesiog nėra laiko. O aukštis yra toks mažas, kad parašiutas privalo išsiskleisti per kelias sekundės. Žmonės nuo uolų šokinėja dešimtmečius, tačiau modernioji base era prasidėjo 1978 metais. Karlas Boyniš yra laikomas base šuolių tėvu. 1978 metais Kalifornijoje ant El Capitan uolos jis pirmasis nufilmavo šuolius, naudodamas modernę įrangą ir pritaikydamas parašiutizmo technologijas uoloms. 1981 metais Karlas kartu su žmona ir draugais įteisino terminą base ir pradėjo numeruoti šuolininkus. Karlas gavo numerį base 4. Tačiau pats base tėvas tragiškai žuvo 1984 metais, šokdamas nuostabią ant sienos Norvegijoje. Praėjus vos dienai po to, kai pasiekė pasaulio rekordą. Tai tapo pirmuoju dideliu įspėjimu pasauliui apie šio sporto pavojingumą. Tačiau, kodėl tai yra taip pavojinga? Statistika negailestinga. Bei šuoliai yra apie 43 kartus pavojingesni nei įprasti šuoliai parašiutu. Šuolininkas turi vos kelias sekundės laisvo kritimo, iki kol privalo išskleisti parašiutą. Tačiau didžiausias priešas nėra žemė, o pati uola ar pastatas. Jei parašiutas išsiskleidžia netinkama kryptimi, šuolininkas gali būti nublokštas tiesiai į sieną. Prie pat uolų susidaro nenuspėjamos oro srovės, kurios gali pagauti parašiutą ir paversti jį mirtinais spąstais. Wingsuitai pakėlė bei šuolius į naują lygį, bet ir padidino riziką. Skriejant 200 km/h greičiu, vos kelių metrų atstumu nuo uolos krašto, menkiausias kūno judesys gali būti lemtingas. Ši bendruomenė yra maža, todėl kiekviena netektis jaučiama itin skaudžiai. Deanas Potteris, 2015 metai. Deanas buvo viena ryškiausių ekstremalus sporto asmenybių, garsėja savo filosofiniu požiūriu į riziką ir noru pavojų paversti skrydžiu. Tačiau 2015 metų gegužės 16 dieną jo gyvenimo kelionė tragiškai nutrūko Josemitų nacionalinėme parke Jungtinėse Amerikos valstijose. Tragedija įvyko vėlyvą šeštadienio vakarą saulė leidžiantis. 43 Deanas Potteris ir jo 29 metų amžiaus šuolio partneris Grahamas Huntas nusprendė atlikti nelegalų bei šuolį su wingsuitu nuo Traft Point uolos, esančios apie 2290 metrų aukštyje. Šuolininkų tikslas buvo praskristi pro siaurą uolų tarpą, vadinamą įpjovą. Tai itin sudėtingas manevras, reikalaujantis milžiniško tikslumo ir greičio. Skrydžio metu abu vyrai dideliu greičiu atsitrenkė į uolas. Manoma, kad Grahamas pirmasis kliudė uolą, o Deanas, bandydamas išvengti susidūrimo ir atlikęs staigų manevrą, taip pat prarado kontrolę ir rėžėsi į granito sieną. Tyrimas parodė, kad nei vienas iš šuolininkų nespėjo išskleisti savo parašiutų. Smūgis buvo momentinis ir mirtinas. Draugai pranešė apie dingusius sportininkus tą patį vakarą, kai jie nepasirodė sutartoje vietoje. Paieškos operacija prasidėjo naktį, tačiau kūnai buvo pastebėti tik kitą rytą iš sraigtasparnio. Ekspertai ir tyrėjai išskyrė kelis faktorius, galėjusius lemti nelaimę. Jie šoko prietemoje, tikėtina, norėdami išvengti parko prižiūrėtojų.
Blogas matomumas galės sutrukdyti tiksliai įvertinti atstumą iki uolų. Sudėtingas maršrutas įpjova reikalavo idealios trajektorijos. Menkiausia klaida skrendant dideliu greičiu pašalina galimybę pasitaisyti. Skriejant arti objektų, oro srovės gali būti nenuspėjamos ir staigiai nuspausti šuolininką žemyn. Dino Poterio žūtis sukrėtė bendruomenę ne tik dėl jo meistriškumo, bet ir dėl jo vizionieriško požiūrio. Jis dažnai sakydavo, kad skrydis yra aukščiausia laisvės forma. Po mirties jisai paliko savo ištikimą šunį Visperį, su kuriuo nekartą buvo šokęs. Ši tragedija dar kartą priminė apie bei šuolių, ypač skrydžių arti reljefo negailestingumą, kur klaidoms vietos tiesiog nėra. Uli Umanuelė, 2016 metai. Jis buvo vienas ryškiausių vingsutų ir bei šuolių meistrų, kurio mirtis 2016 metais sukrėtė visą ekstremalaus sporto bendruomenę. Nelaimė įvyko Lauterbrunnen slėnyje Šveicarijos Alpėse, vietoje, kuri garsėja savo stačiomis uolomis, bet kartu yra viena pavojingiausių vietų bei šuoliams. Uli kartu su GoPro komanda ruošiasi nufilmuoti naują, itin sudėtingą šuolį, kuris turėjo tapti jo meistriškumo viršūnę. Prieš pat šuolį jisai dar spėjo pasidalinti nuotrauką socialiniuose tinkluose, džiaugdamasis nauja proga skristi. Iššokęs su savo sparnuotu kostiumu, jisai greitai pasiekė didelį greitį ir pradėjo planuoti trajektoriją tarp uolų. Tačiau skrydžio metu kažkas nutiko. Manoma, kad tai galėjo būti netiksli trajektorija, netikėtas vėjo gūsis ar akimirksniu prarasta kontrolė. Uli nesuspėjo įskleisti parašiuto ir dideliu greičiu rėžėsi į uolos šlaitą. Kameros, kurias turėjo įamžinti jo eilinį triumfą, užfiksavo paskutinės jo gyvenimo akimirkas. Uli Emanuelė buvo žinomas dėl savo neįtikėtino tikslumo. Jisai išgarsėjo visame pasaulyje, kai praskriejo vos pro 2 metrų pločio uolos plyšį. Jo mirtis tapo skaudžiu priminimu, kad šiame sporte net ir patys profesionaliausi sportininkai, skrupulingai planuojantis kiekvieną detalę, nėra apsaugoti nuo mirtinų klaidų ar gamtos stichijų. Valerijus Rozov, 2017 metai. Valerijus buvo Rusijos ekstremalaus sporto legenda, pagarsėjęs kaip žmogus sujungęs alpinizmo su bei šuoliais aukščiausiuose pasaulio kalnuose. Deja, jo karjera tragiškai nutrūko 2017 metais. Tragedija įvyko 2017 metų lapkričio 11 dieną Nepale, Himalajuose, šokant nuo Ama Dablam kalno, kurio viršūnės aukštis siekia 6812 metrų. Šuolio su vingsuto metu Valerijaus skrydžio trajektorija sutapo su kalno šlaitu, jis atsitrenkė į uolos atbrailą. Smūgis buvo mirtinas, sportininkas žuvo, būdamas 52 metų amžiaus. Šis šuolis buvo dalis jo ambicingo projekto atlikti bei šuolius nuo aukščiausių tam tinkamų viršūnių kiekviename žemyne. Prieš tai jisai buvo pasiekęs pasaulio rekordą, nušokęs iš 7700 metrų aukščio nuo Čio Ojų kalno. Jis per savo gyvenimą atliko daugiau nei 8000 bei šuolių ir 1000 šuolių su parašiutu. Jis laikomas pradininku iškėlusi šią sporto šaką į ekstremalaus aukščio alpinizmo lygį. Dwaynas Westonas, 2003 metai. Jo žūtis yra labiausiai sukrėtusių ir geriausiai dokumentuotų nelaimių bei šuolių istorijoje. Ši nelaimė įvyko 2003 metų spalio 5 dieną per GoFest Games renginį Kolorade, Jungtinėse valstijose. Dwaynas, patyręs Australijos šuolininkas, kartu su kitu žinomu sportininku, Jebu Corlisu, planavo atlikti įspūdingą triuką prie karališkojo tarpeklio tilto, kuris kabo negi 291 metro aukštyje. Planas buvo toks, 2 šuolininkai šoko iš lėktuvo, vilkėdami vingsutus. Jebas turėjo skristi po tiltu, o Dwaynas virš jo. Dwayno skrydžio trajektorija buvo per žema. Tikėtina, kad jisai neįvertino vėjo gūsio arba per vėlai bandė pakilti aukščiau. Jis maždaug 80 km/h greičiu rėžėsi į tilto turėklus. Smūgis buvo toks stiprus, kad jisai žuvo akimirksniu, o jo kūnas nukrito į upę apačioje. Jo partneris skridęs žemiau buvo aptaškytas krauju, tačiau sugebėjo sėkmingai nusileisti, nors vėliau pripažino, kad šis įvykis jį stipriai traumavo. Profesionalų bendruomenė stengiasi mažinti tragedijų skaičių, laikydamasi griežtų taisyklių.
Tačiau nemaža dalis bei šuolių vyksta nelegaliai. Daugelyje šalių šie šuoliai be leidimo yra traktuojami kaip viešosios tvarkos pažeidimas arba įsilaužimas, o tragedijos atveju atsakomybė gali tekti ir organizatoriams arba pastato savininkams dėl saugos spragų. Tačiau šuolininkams tai nemotais, jie ir toliau rizikuoja savo gyvybę. Ką jūs manote apie bei šuolius? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.